Sveiki visi, esame Gyraut Premier Tekirovo viešbutyje. Noriu šiek tiek parodyti, dabar vyksta kambarių tvarkymas, kaip atrodo kambarys Deluxe Pool. Esame apsistoję 1127 antrame aukšte. Čia tarp kitko yra mygtukas, kur gali nuspausti ir užsidegs lemputę arba netrukdyti, arba sutvarkyti kambarį. Tai vat, užeikime. Mes jau esame šiek tiek čia apsigyvenę. Taigi, parodysiu, kaip užsidega iš karto visos šviesos kambaryje. Tai, kad tik užėjus yra toksai kaip avaliniai pasidėti staliukas, mes čia lagaminus susidėję, jau iškraustytus. Tada iš dešinės pusės yra sanmazgas. Tai iš dešinės pusės yra dušas, tualetas, kriauklė. Tarp kitko daug yra visokių priedų, ko gali prireikti kasdienai. Dantų šepetukas, dantų pasta, visokios moteriškos higienos priemonės, skutimosi putos, kosmetika Bulgari. Taip pat yra vonia džakuzi. Ir vonioje ir duše yra kosmetika Trussardi. Labai skaniai kvepia. Rankšluosčiai padėti. Tada yra po kairę pusę įėjusi kambarį spinta, gan talpi, susikabinti drabužiams. Čia irgi visokių priemonių yra. Tada yra du chalačiukai. Yra, tarp kitko, dar neparodžiau, tokios takytės 3 poros, kadangi kambarys kaip ir trivietis, bet mes gyvenam dviese, tai, nežinau, talova dėl visako. Tai vat, labai įdomus interjeras, bet toks klasikinis, sakyčiau. Kažkaip nėra jokių blizgučių, jokių pagražinimų. Bet toks visai jaukus čia. Tie šlapios dėmės, tai ką tik kambarius tvarkė. Tai vat, televizorius, mini baras. Mini bare yra gaiviai gėrimai alus. Taip pat traškučiai lazdelės sūrios. Kava arbata. Vynas yra kaip welcome drink, pasitikimo gėrimas, raudonas, bet mes jo dar neatidarėm. Kas mums nelabai patiko, tai yra fotelis, tačiau nėra staliuko. Staliukai yra toks arba šitas. Tai va. Tada yra balkonas su vaizdu į baseiną. Čia yra nusileidimas. Štai nusileidžiate ir išeinate į baseiną. Ir turim tokį vaizdą į jūrą. Ir tokį vaizdą į kalną. Jeigu turite klausimų, galite rašyti.